Labas vakaras, kas esate kartu šio vakaro pasidalinimuose ir transliacijoje, laidoje kaip klausimas, atsakymas ir praktika. Ir vėl dalinuosi savo pasidalinimais iš gyvenimiškų situacijų, kuriuose įžvelgiau tam tikras energijas, pastebėjimus, kaip tai veikia, kokią tai turi įtaką, kaip mums padeda, kodėl mums yra reikalinga ir panašiai. Tai va, tai šį vakarą ir šio vakaro tema yra apie ženklus. Apie ženklus, kurie mus lydi, kviečia daryti kažkokius pasirinkimus arba nori perspėti, kad nedarytume kažko arba sulėtintume save. Nes iš tikrųjų, kai bendrauju su žmonėmis, tai dažnai iškyla tasai klausimas, tai kada žinoti, ar čia ženklas ar ne ženklas, arba ką reiškia va šitas simbolis, arba ką reiškia man tas ir tas ženklas, išgirsta žinutė, ar tai man žinutė, ar ne man žinutė. Tai va, tai dabar šį vakarą noriu apie tai pakalbėti, nes pati gan dažnai dirbu su tais ženklais ir jau pavyksta atsekti tam tikrą jų energetinę sistemą. Tam tikrą sistemą, kuri veikia su tais ženklais ir tie ženklai, kurie eina, tie tikrieji ženklai, kurie eina per intuiciją, kurie eina iš aukščiau, kurie yra mūsų kaip palydovai ir palyda, ir jų yra labai daug. Tų ženklų gali būti įvairiausiais pavydalais. Pavyzdžiui, vienas eiti gali ženklai per sapnus, gali ateiti ženklai per skaičius, per simbolius, per ženklus, per žmonės ir panašiai. Praeitoje laidoje, prieš porą savaičių dalinausi, kaip man atėjo, kai aš paprašiau visatos atsiųsti man ženklą ir man atėjo ženklas į pašto dėžutę, tai tiesiog turėjau jį iššifruoti. Tai jeigu įdomu, galite mano puslapyje Aušra Om arba Širdies erdvės puslapyje, skiltelėje video pasižiūrėti mano tą laidą, kuri vadinasi Kaip priimti dovanas, ir aš ten dalinuosi, kaip pasiprašius iš visatos nuorodos ženklo atsiunčia įvairiausiais pavydalais. Tai va, bet dabar aš noriu pakalbėti ne apie tuos ženklus, kurie tiesiog ateina. Tas angliškas žodis yra random, ar ne, kai ateina ir jie skiriasi, nesikartoja, tai čia būtų kita tema. Bet šį vakarą aš noriu pakalbėti apie tuos ženklus, kurie jau mus lydi nuolatos. Nes man taip pat kažkada, pradedant eiti tuo dvasingumo keliu, taip pat kilo natūralus tas klausimas, tai kaip yra su tais ženklais. Ir tuo metu, prieš gal, dabar nežinau, gal prieš 15 metų, kai buvau Taivane, aš paklausiau savo mokytojo, kaip žinoti, ar tas ženklas iš tikrųjų yra ženklas. Ir mano dvasinis mokytojas atsakė, ženklas yra tada tikras, jeigu jis yra pastovus, nuolatinis ir besikartojantis. Taip. Tai va, kaip ir sakiau, ženklas yra pastovus, nuolatinis ir besikartojantis. Tada jis yra tikras ženklas. Taip atsakė mano mokytojas ir aš tada bandžiau užsikabinti tai, kurie tie ženklai apie kažką. Dar pradėjau sekti ir žiūrėti, kaip veikia tai, jeigu, pavyzdžiui, aš galvoju apie nuolat kažką
ir žino, tarkim, net galvojam apie atostogas Tailande, tarkim, ir staiga Facebookas ima rodyti nuotraukas iš Tailando, arba atsiverčiu kažkur kažką, tai ir reklamose pasipila irgi nuotraukos iš Tailando. Tai irgi tada klausimas, tai ar bus čia ženklas, ar čia yra ženklas man? Į šitą klausimą aš negaliu atsakyti 100%, bet man asmeniškai tai nėra ženklas. Jeigu aš apie kažką pagalvoju, sekundai, akimirkai, ir būna su tokiu jausmu, bet tokiu stipriu jausmu, tai gali būti aukštos kokybės emocija arba žemesnių vibracijų kažkokia tai mintis, ar ne, ir pagalvoju, tarkim, apie tą baltus paplūdimius ir palmes tam Tailande. Ir jeigu man ateina tos nuotraukos, aš to nelaikau ženklu. Dėl to, kad mes turime savo tą energetinį lauką, kuris taip pat sukasi, ar ne, toks laukas, Taurus laukas vadinamas. Ir kai mes kažką pagalvojam, tas sukimas įsuka dar labiau ir pritraukia tada tas situacijas, tuos simbolius, tuos ženklus, apie ką mes pagalvojam. Ir arba mums kažkas tai patinka, arba, kaip skaičiau vieną labai puikų pavadinimą, jeigu mes nusipirkam kažkokią mašiną, arba vyras nusiperka, mes taiga visur pradeda matyti tos markės mašinas. Bet tai nėra kažkokie tai mums ženklai, įrodymai ar dar kažkas. Tai tiesiog tai, kad mes savo lauke įgalinom, aktyvavom kažkokį tai per emociją, kažkokį tai simbolį, ir jis pradeda į mūsų ateiti tiesiog į mūsų lauką, mums rodytis, mes įmame jį matyti. Galbūt jis buvo ir iki tol, bet mes nebuvom jo sureikšminę, mes nebuvom apie jį pagalvoję konkrečiai, ir dėl to tiesiog mes jo nepastebėdavom, eidavom gerai ir praeidavom 100 metų, kokios ten mašinos gatve važiuoja ir daugybė ten visų kitų mašinų. Bet kai turime savo, mes tada įmame pamatyti savo markės mašinas. Ir dar kažkaip tai panašiai, arba staiga matyti visur Tailando nuotraukas. Tai va, dėl to aš ir sakau, kad tai nėra ženklas, kai mes pagalvojam ir pamatom, man tai jau ženklas, kad reikia ten važiuoti. Tai yra tiesiog tai, kad mes pritraukiam savo emociją, mes pritraukiam, kaip ir pritraukiam tam tikrus įvykius, tam tikrus žmonės, pritraukiam tam tikrus ženklus, kažkokius vaizdinius, dar tokius dalykus. Ir todėl noriu, jeigu įmam ir norim iš tikrųjų išmokti ženklų kalbą, tai yra darbas, tai yra mokslas išmokti, kaip su mumis bendrauja ženklai ir kaip su mumis visata bendrauja per ženklus. Ir tai nėra labai greitas procesas, bet tiesiog jeigu mes į jį įsitraukiam, jis gan sklandžiai ir greitai gali išsirutulioti, bet tai bus per dėmesingumą, atkreipti dėmesį, pastebėjimą ir kaip tie ženklai kalba su mumis ir kaip jie nori bendrauti. Ir dažniausiai visata pasirenka su mumis mūsų ženklus ir mūsų nuorodos, per ką jie geriausia su mumis bendrauti. Tai pavyzdžiui, ten žmonės sako, kad aš pamačiau ten 11 arba 12, tai man ženklas. Bet tada klausimas, jūs prieš tai irgi tikrinot, ta prasme, kad tai, o ką jums reiškia tas pasikartojimas? Ar tai yra nuolatinis jūsų stebėjimas tų skaičių, ar nuolatinis siekimas, kas būna po to? Gali tai būti momentinis ženklas, gali būti, žinoma, bet jeigu norim, kad jis būtų struktūrizuotas ir neštų mums žinutes nuolatinės, pastoves, tada ir mes turim būti
pastoviai tame sekime. Ir visata atkreips dėmesį, į ką mes atkreipiam dėmesį ir per ten pradės su mumis komunikuoti. Per tai mums pradės siūsti ženklus. Dėl to, kai, tarkim, gražu yra, kai žmonės pasidalina, ką reiškia 11, kai pamato 12 arba 13. Ir ten įvairiausios reikšmės. Bet dažniausiai, žinokit, tos reikšmės yra autentiškos. Jeigu jūs dirbat su tom reikšmėm, jums vieniems įreikš kažką tas 11. Ne ten visiems 7 milijardam pasaulio žmonių reikš vienodai, kai pamatys 11, bet visiems reikš skirtingai. Mes galim patys užkoduoti tą skaičių ir pasiskaitę 11, tarkim, reiškia pradžią. O aš pamatau 11 ir sakau, o laukiu naujos pradžios, o laukiu, pasikviečiu, kad ateitų kažkas tai naujo mane. Bet tai nėra ženklas, tai jau būtų afirmacija. O jeigu mes iš tikrųjų norim, kad tas 11 man būtų ženklas, tada turim, kai pamatom, tarkim, tą 11, susikoncentruoti ir sekti, kas įvyks mums pamačius po to 11. Gali įvykti nebūtinai geri dalykai, gali įvykti kažkas tai su kažkuo imti ir įvykti konfliktas, su kažkuo galim kažkur kažką netaip nueiti, padaryti, arba atvirkščiai po to 11 pamatymo gauti kažkokį skambutį, pasiūlymą arba dar nusipirkti laimingą bilietą, dar kas nors. Bet svarbu, kad mes sektume, ką po to 11, kas man įvyko. Ir tada taip pastoviai keletą dienų, keletą savaičių, mėnesį laiko, netgi 2, viso taip atkreipti dėmesį, kad vėl jeigu 11 pamatau, ar pasikartoja ta pati panaši įvykių seka arba emocija po to 11. Ir kai jau mes pradėsime tai atkreipti dėmesį, pažiūrėti, kam reiškia, tai mums per visą tą ims sekti per tą 11, ką reiškia. Kartais jinai parodys tik vieną 11 kažkur tai, kartais abu 11 ir bus ir reikšmės mums skirtingos. Bet mes per tai pradėsim jau pastebėti, ką man reiškia. Man asmeniškai pamačius laikrodyje 2 vienodus skaičius reiškia susikoncentruoti, įjungti budrumą, nes kažkur mano artimoji erdvėje kažkas kažką pasakys, kas man nepatiks ir aš turėsiu tai su tuo padirbėti, priimti, nesileisti į konfliktą, nesileisti į barnius ar dar kažką. Man asmeniškai taip. Nors galima ten paskaityti internete, kad ten gali ten tokia žinutė, tokia ir taip, ir tokių reikšmių, daug tų reikšmių. Bet aš per savo tos stebėjimus atsakiau, kad man tie pasikartojantis skaičiai reiškia tai, kad įjungti budrumą, dabar iš mano artimos aplinkos ateis kažkoksai tai ar komentaras, ar kažkokia tema išvis, kurioje aš turiu išlikti rami. Ir taip man veikia. O kitiems žmonėms, ar ne, gali būti ir toks variantas, kad 11 reiškia kažką gero. Bet jeigu pamatys visata, kad jūs kreipiate į 11, tada pradės rodyti ir, tarkim, 17. Ir po to pamatymu įvyks kažkas kito. Ir jinai vėl stebės. Vėl vyks stebėjimas iš viršaus, ar vėl jūs stebit, lyginat, kaip buvo su 11, kaip su 17, ką tai man reiškia, ką tai man duoda ir taip toliau. Vien tik tais žinoti skaičių reikšmę neužtenka žinoti skaičių reikšmę. Taip, nes kiekvienas skaičius iš tikrųjų neša savo energetiką, savo koduotę. Tai gali, pavyzdžiui, skaičius 8 yra begalybė, daugybė, tai gal pamačius ten 3 aštuntukus, gausi ten kažkokią tai begalybę žinučių. Gali ir tai būti. Bet vien tik tais užsisėdėti toje skaičiaus reikšmėje reikėtų atkreipti dėmesį, kas vyksta po to ženklo, kas vyksta jo metu, kokia energija, kokia emocija, kokie veiksmai ir taip toliau ir panašiai. Ir tada per tai visata
Kai pamato, kad mes atkreipiam dėmesį į skaičiukus, ims tada rodyti per kitas vietas. Ne, galbūt iš skaičių išeis į dar kažkokius simbolius, gal išeis į sapnus, gal išeis į kitas žinutes. Ir tai yra labai gerai ir labai gražu, nes tie ženklai yra įvairiausi, per įvairiausias formas, įvairiausias situacijas ir įvairiausius pajūtimus, bet juos reikia išdirbti, reikia įdėti į juos įdirbį, kad iš tikrųjų tai būtų autentiška informacija jums. Taip gali tikti, tarkim, nuorodos apie sapnus, kažkokios tai detalės, bet tos detalės jos yra tik simbolis ir jūsų simbolis, jisai bus pagal jūsų gyvenimą, jūsų gyvenimo kelionę. Ir tie simboliai rodysis jums suprantama kalba. Kaip ir, kad pamačiau sapne kažką tai, kažkokį tai daiktą ir paskui žiūriu, kas įvyko man savaitės bėgyje. Ir jau seku, kad tas daiktas susijęs su ta tema. Ir tada sapne tas daiktas ima keisti formą, spalvą, taip pat rodytis ten geriau, šviesiau, tamsiau, blogiau. Ir jau mes jau galim atsekti, ką jisai reikš, ką jisai duos, ką jisai kalba apie mus, tasai ženklas ir tasai, ar tai perspėjimas, ar tai kaip tik kažką tai nori informuoti, kokį pasirinkimą padarytume, kokiu keliu eitume netgi ir taip tie ženklai, bet juos jau turime stebėti ir tada jau per pasąmonę, pavyzdžiui, sapnų metu, ar ne, arba esant mums sąmoningume, jau tie ženklai ims rodytis jau tą mums suvokiamą formą ir taip, kaip yra geriausia ir taip, kaip yra mums palankiausia, nes mes jau išmoksim juos skaityti. Tai va, ir tiesiog tuos, su kuriais ženklais pasirinksite dirbti, ir jie ims plėstis, ims rodytis visur. Jeigu pradžioj pradėjom nuo 11 laikrodyje, tada pradės rodytis kažkur tai ant mašinų numeriukų, ant kažkokiuose straipsniuose arba dar kažkur tai, ir vis tas įvedimas bus gilesnis ir tikslesnis. Ir tas mūsų pajutimas, man tai jau yra ženklas, aš jau supratau, jau pagaunu, ką man tai reiškia. Tai va. Taip. Pavyzdžiui, aš labai seku, kai išeinu į parduotuvę, bet kai išeinu neutraliai, nesusis nei su darbo reikalais, nei niekur, taip pat į gamtą, į parduotuvę, ir tarkim sutinku žmonės, su kuriais kaip ir neturiu jokio bendro kontakto. Tai man yra buvęs toks variantas, kad išeinu iš savo namų durų laiptinės ir pakliūnu į gatvę ir staiga vyras užkliūna ir ten taip pradeda keiktis, ten tokiais ir žodžiais visokiais, ir tokia emocija pasklinda. Ir tos dienos vakare iš tikrųjų mūsų namuose įvyko barnis, gal su mažiau tokių žodžių, bet tai jau buvo ženklas ir perspėjimas apie būsimą kažkokį tai konfliktą, arba atvirkščiai, arba stebiu, kokie žmonės aplink mane, tarkim, kažkokie, kurie neturi su manim nieko bendro atrodo, bet iš jų emocijos energetinės, kaip jie bendrauja, kaip jie jaučiasi, aš suprantu savo vidinę tą jauseną, arba kur kažkas pas mane yra taip arba ne taip, kad kokia pas mane jausena, labai žmonės aplinkiniai tiesiog išduoda, atreflektuoja kokia pas mane emocija ir kaip ją reikia arba pakeisti, arba su ją padirbėti, arba pabūti, arba transformuoti, kad būtų švarus vidus, nes išorė visada atspindi. Tai irgi toksai
ženklas. Dar labai susilaukiu klausimų apie tai, tai kaip žinoti, kada čia mane stabdo, aš kažką tai noriu daryti, ar ne, o kada mes turim įdėti daugiau pastangų ir čia tas buvo tiesiog, kad tiesiog įdirbio daugiau įdėti, ar ne, kada žinoti, kad stabdymas jau čia yra ženklas, kad turim sustoti ir nieko, nebedaryti kažką, bandom, nesiseka, o kada tai yra tiesiog, kad patikrinimas, kad, ar tu jau nuleisi rankas, ar tu dar stengsiesi, ar jau darysi. Čia labai dažnai toksai klausimas, kada stabdymas yra ženklas, kad reikia sustoti ir kada stabdymas yra tik išbandymas, mūsų patikrinimas, ar mes judėsime toliau. Tai į šitą klausimą vienareikšmiško atsakymo nėra, nes viskas priklauso nuo situacijos ir nuo mūsų emocinės, energetinės būsenos toje vietoje. Nes tikrai kai kada yra stabdymas tam, kad mes sustotume ir viskas baigtume, nes tai ne mūsų kelias, nustotume ten leisti savo energiją, nustoti žiūrėti ne ten. Ir mūsų tame yra tas sustojimas, yra paleidimas ir leidimas paleisti tą vietą ir eiti naujų kelių. O kai kada tasai būna, tas stabdymas, tas toksai pristabdo tam, kad ateitų tinkamas momentas, tinkamas laikas. Ir dabar, kaip atskirti vieną nuo kito, kaip ir sakiau, reikia žiūrėti pagal situaciją, vienos kažkokios formulės nėra, bet galimas vienas patikrinimas yra, tai yra mūsų vidus. Mūsų vidus yra geriausias matuoklis, geriausias termometras, pasižiūrėti, ar kada tai yra stabdymas, kad dar ne laikas, bet turim judėti link to, o kada tai stabdymas, kad jau viskas turim keisti kryptį. Tai va, tai kada tai yra mūsų pačių, tarkim, mus sustabdė ir reiktų užfiksuoti tą akimirką ir momentą, kokia emocija pas mus praplaukia, kai mus sustabdo. Jeigu praplaukia tokia emocija, kad mane sustabdė, ir aš vis tiek eisiu, ir aš vis tiek įveiksiu, ir aš vis tiek padarysiu. Tai čia jau stabdo tam, kad jau prasidirbtume su savo ego, kuris, aš vis tiek padarysiu pagal save, ir kad ir kokia ten atrodo ideali, tobula mintis, idėja ir taip toliau, bet sustabdo tam, kad išsigrynindame šitą, kad, aš dabar padarysiu pagal save, kad aš žinau kaip geriausia, aš žinau ką daryti, aš žinau kaip turi būti, aš žinau kaip kitiem turi būti geriausia, aš žinau kokia čia kaip visiems pasiseks, jeigu tai bus. Tai visą šitą tada ir sustabdo mus tam, kad iškeltų tą, kad aš žinau, kaip turi būti ir dėl to nenuleisiu rankų, tai šitoj vietoj turim nuimti kontrolę, puikybę, pasididžiavimą, žiniuoniškumą, kaip kas turi būti ir atsitraukti ir leisti tekėti įvykiams savaime. O jeigu mus sustabdo ir mūsų viduje yra toks būna, bet aš jaučiu, kad aš ten turiu eiti, aš jaučiu, kad ten yra mano kelias, aš pažiūrėsiu, kaip čia kas dėliosis. Tai reiškia, turim palaukti tinkamo momento. Galbūt dar nesusidėlioja situacija, galbūt jinai dar dėliosis. Nes man panašiai buvo dabar čia, kaip tik dvi panašios labai situacijos. Viena, kur stabdė, o kita, kur prašė palaukti. Kai prašė palaukti, tai buvo su mano
didžiąją gyvenimo kelionę, kai aš jaučiau ir norėjau išvažiuoti ir dalyvavau vienos programos atrankoje, kad pereičiau atranką ir gaučiau ten darbo pasiūlymus. Ir aš tos atrankos neperėjau ir man buvo toksai, kodėl aš jaučiu visą širdim, kad aš turiu ten važiuoti, o aš neperėjau ir ten dar buvo toksai, tai kaip, kodėl ir buvau visiškai nesusivokusi, nesusipratusi, kodėl jaučiu širdį vienaip, o ten išorėje visai kitaip susiklosti aplinkybės. Ir tuo metu labai gerai atsimenu, kad nepraėjau tos atrankos ir po pusės metų aš pasakiau, kad aš daugiau ten nebedalyvausiu. Bet po pusės metų visiškai ten kažkaip vėl, galim sakyti, atsitiktinai gavau pakvietimą dalyvauti iš naujo toje atrankoje ir aš net neatsimenu, kaip ir kodėl ją perėjau. Aš labai atsimenu, kad pirmą kartą neperėjau ir kad tai buvo toksai net emocinis šokas ir viskas, ir nusivylimas, ir kaip taip. O kaip aš perėjau paskui, aš neatsimenu, bet aš paskui perėjau. Paskui vieną pokalbį perėjau, bet vėl neišvažiavau, vėl turėjau pusę metų pralaukti. Ir jau dar po pusės metų, kai gavau kitą darbo pokalbį ir jau kitą pasiūlymą ir jau jį perėjau, ir tada jau išvažiavau ir ten, kur išvažiavau, viskas vyko sklandžiai, lygiai, greitai, staigiai, darbas keitė darbą, žmonės keitė žmonės ir viskas taip labai labai gražiai susidėliojo. Bet tuo metu aš turėjau išlaukti metus laiko. Širdis jaučia, o nieko nevyksta. Va. Bet reiškia dėliojasi, mūsų širdis kartais jaučia tas būsimas energijas, tą ateitį, bet kai nevyksta, tada protas įsijungia, tai čia nevyksta, čia nieko nevyksta, čia nesiseka, čia, nes mūsų protui reikia čia ir dabar greitai ir patogiai visų atsakymų. Tai va, tai čia buvo tas momentas, kai tiesiog tas toksai ženklas, kad tiesiog išlaukti, nes yra širdies tas kvietimas. O ne per seniausiai dar turėjau situaciją, kur tiesiog norėjau, kad būtų taip susidėliotų įvykiai ten pas mus šeimoje, kad atrodytų taip ir taip fainai ir viskas gerai. Ir ir 4 kartus nesisekė. Kol atradau iš tikrųjų, kad aš tai darau iš kontrolės, kad aš galvoju, kad taip bus faina, kad taip bus gerai, kad taip bus visiems labai gerai. Ir pas mane ramybė atsirado tuomet, kai aš pasakiau savo, kad aš nebepriimnėsiu jokių čia sprendimų, kad tegul viskas teka pasroviui ir dėliojasi pasroviui, be jokių mano intensyvių įsikišimų, bandymų kažkaip tai pakreipti kažką įgą, o tegul patys įvykiai dėliojasi savaime. Ir tada nuslūgo visas, tai ką man daryti, nedaryti, tai kaip čia, bet pirmoje vietoje aš atpažinau, kad aš tai dariau iš to azarto. Aš dabar nesustosiu, aš nenuleisiu rankų ir man pasiseks. Bet ramybė man atėjo tada, kai pasakiau, kad mano sprendimas, kad nėra jokio sprendimo. Protas, kaip tai nėra sprendimo, ką darysim, tai kaip tu čia dabar paleisi, kaip tu čia dabar. Taigi vis tiek turi būti kažkoks žingsnis, turi būti. Ne. Man parodys, kaip bus tas žingsnis ir viskas bus su tekme. Ir tada atėjo tokia ramybė, be jokio stresavimo, laukimo, ką čia darysiu, kaip nedarysiu, kaip kažką bet tiesiog viskas buvo paleista pasroviui ir tada ta vidinė gera jausena, ta ramybė ir parodys tą teisingą kelią, kuris ir bus tada tas teisingas širdies vedimas. Tai ženklai per ženklus, o mes iš tų ženklų galim turėti gražų pokalbį, gražią
gražų santykį su savo angelais sargais, su savo dvasiniais vadovais, palydovais ir visa visata. Nes jinai, kai tik tais mato, kad mes atkreipiam dėmesį, sekam tos ženklus, jinai iš karto su mumis kalba. Ir aš tikrai savo gyvenime esu sutikus ir sutinku nuostabių žmonių, kurie yra įvaldę tą ženklų kalbą ir kalbasi su savo komandomis per tai. Kol dar mums ateis tos visos telepatinės, visos tos bendravimo galimybės, tol mes galim dar pasinaudoti šitos realybės simboliais, ženklais, visom tom formom ir išgirsti. Nes tai yra taip pat labai toks įdomus dalykas, įdomus gyvenimas ir tai yra mūsų pačių kūryba, o per tą kūrybą gimsta kita kūryba. Tai va. Tai tiek šį vakarą norėjau su jumis pasidalinti. Jeigu turit kokių klausimų arba pasiūlymų temom šitai laideliai, tai kviečiu man parašyti, pasakyti, ištransliuoti ir aš mielai pasidalinsiu su jumis. Tai dėkui, kad žiūrėjot. Ačiū Jums, gero ilgojo savaitgalio ir iki kitų susimatymų čia tiesiogiai. Iki.